Madam Morkunaitė Mikulėnienė. Ačiū pirmininkė. Viena katastrofos Černobylyje priežasčių – tai klaidos rengiant projektą ir nepavykęs reaktoriaus bandymas ekstremaliomis sąlygomis. Po ketvirčio amžiaus įvykusi tragedija Japonijoje mus privertė patikrinti esamų branduolinių objektų saugumo atsparumo testais. Neabejoju, jog Europos Sąjungoje esančios jėgainės šios testus įveiks arba bent jau jos tikrai atliks. Tačiau avarijų tokiuose objektuose atveju žala aplinkai ir žmogui nesustoja ties valstybių sienomis. Ta pamoka prieš 25 metus puikiai išmoko visą Europą. Todėl atsparumo testai turi būti atliekami ir ne Europos Sąjungos esančiose branduolinėse jėgainėse. Šiuo metu arčiausiai Europos Sąjungos sienų planuojamos dvi elektrinės – Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Deja, jų atveju panašu anksti kalbėti apie bet kokius atsparumo testus. Jų atveju net poveikio aplinkai vertinimas tinkamai neatliktas, neatsakyta į visus rūpimus klausimus, žalos aplinkai atlyginimo sistema nesukurta. Negana to, Baltarusijos elektrinė planuojamoje vietovėje, kurioje yra įvykęs didžiausias Baltarusijos istorijoje 7 balų žemės drebėjimas. Todėl visa Europos Sąjunga, tiek komisija, tiek valstybės narės turi solidariai veikti, siekdamos, kad Europos Sąjungos kaimynystėje planuojamos elektrinėms būtų taikomi tokie patys atsparumo testai, kaip ir Europos Sąjungos elektrinėms. Taip pat, kad tarpininkavo tarptautinėms organizacijoms, Tatena, ESPO konvencijos sekretoriatui, projekto rengėjai nedelsdami pateiktų aiškius ir pagrįstus atsakymus dėl statybos vieto parinkimo, poveikio aplinkai, žalos atlyginimo ir evakuacijos planų. Tik tokiu atveju galėsime būti tikri, kad nereikės evakuoti 100 000 žmonių tik šįsyk Europos Sąjungos teritorijoje. Ačiū. Ačiū. Our next speaker is Mr. Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Ši diskusija yra labai svarbi, tik manau labai pavėluota. Branduolinė nelaimė Černobylyje tebeturi pražūtingų pasekmių ne tik Ukrainos, bet ir kaimyninių šalių gyventojams. Lietuvos žmonės iki šiol moka savo sveikata